Galim pasakyti, be gynybos rungtynės. Kas daugiau mes, tas laimės. Nu, tai padarėm. Pagrindinis tikslas yra, kad... Tai įvykdytas jo. Nu, šiandien gerai pataikėm, galim sakyti. Aišku, buvo tokių momentų, kad patikėjom anksti pergalę ir biškai nusileidom ir tas gavo toks atsilošimas, bet paskui susitvarkėm. O kodėl būtent nepavyko sužaisti gynyboje? Prašau, irgi metė 109. Jį daug įsibaudavo, didelį suleido mažus, mes atvarai tokiam greičiu neturėjom. Biškai patikėjom, patikėjom anksti pergalę. Paskiau vėl atsistatė į savo vėžes ir viskas gerai buvo. Taip, kas buvo tokių, taip atrodė iš šono, kad kas daugiau įmes, tas laimės. Bet laimi tie, kas ir daugiau apsigina, kam mažiau įmeta. Tai mums to pritrūko. Momentais neapsigynėm, net kovojom kamuolių labai svarbių ir mums sumeta taškus. Teisėjų darbą ne mano kompetencija komentuoti. O jeigu žaidėjas yra profesionalas, jis turi prisitaikyti. Jeigu yra tokia situacija, aš turiu taip gintis, kad manęs nepastebėtų, jeigu aš bauduoju, o jeigu nebauduoju, agresyviai ginuosi ir ant pražangos ribos.